Labas rytas, tęsiam naują kelionės dieną. Dabar yra kokios 6:30 ryto. Esu miestelyje Zuoza, Šveicarijoje. Ten važiuoja šiukšliavežis. Taip, šiandien mūsų laukia kelionė įlindimo šiek tiek į Italiją. Tada važiuojam į kalnų kelią Stelvio Pass, kuri Voverytė, juoda. Taip, tai šiandien važiuojam į Stelvio Pass, kuri Top Gear pripažino geriausių kelių pasaulyje. Bus tom pamatyti. Ir po to tikėtina, kad galbūt pradėsim sukti link Vilniaus. Ta kelionės skarpa kol kas toliau nesuplanuota. Tai palikom šiek tiek improvizacijas. Šiandien mano kaimynas irgi įspūdingas. BMW Z8. Tikrai retai sutinkamas. Šiek tiek cold starto. Metas važiuot. Atvykom į Stelvio Pass pradžią, pabaigą, čia kaip pasakysit, važiavome iš Italijos pusės. Esam pačiam viršui 2,7 km.
Aš ką tik pravažiavau Stelvio pasą. Čia yra nenusakoma patirtis. Čia buvo vau. 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 Nėra tokio antro kelio pasaulyje. Ok. Dabar važiuosiu į viršų pasiimt mantą. Hello. Do you speak English? No? Italian? Radau kažkur gerų vardinių numerių. Ai va. Nu viskas, mes esam mūsų kelionės pike dabar. O dabar jau laukia kelionė atgal. Pasiektas Italijos Stelvio pikas. Tai nuo šio momento judėsim link Vilniaus. Tai dar yra ką pavažiuoti, yra. Dabar yra nuvažiuota kažkur grubiai apie ten 3,5 tūkstančio kilometrų gal. Tai dar šiek tiek liko, tai važiuojam. Tai ką esame Austrijoje, kaip visada metas susipildyti kuro. O jeigu bus įdomu suskaičiuoti, kiek aš čia jau supyliau. Mes šiuo metu važiuojam per Austriją ir esu vėl įjungęs Full Self Driving funkciją. Taigi, kad kelionė iki galo būtų epic, tai Miunchene užsukom į Motor Worldą. Tai, kas nežinot, kas tai yra, neužilgo išvysit. Trumpą labai reportažą, kadangi šiandien šiek tiek skubam, tai labai daug nefilmuosim. Bet stabtelėjom pavalgyti, pasidaryti, akis paganyti ir varysim toliau. Šis pastatas yra seniau buvęs lokomotyvų gamybos depas. Tai šiek tiek matysis ir viduj. I can't respect it. I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luka, I told him I'm next. Shit. I got a ball, I told him I'm here, I'm not waiting for y'all. They hit my phone, but I ignore the call. I got the drive and I see that they stall. I bought a whip and I paid it in cash. Numbers keep growing like what's on the dash. Drop me the Addy, I pull it the maps. Dressed in a white tee, I bought it a Gap. Hitting the gas, he trailing behind. This in his games, but I stay on my grind. I told my family we all got me fine. Said I'm a star, that's why they all align. Said I don't rob it like all of these guys. I told them all like a million times. Waiting for me, but they know I arrived. What I'm doing to y'all, it should be a crime. I told them, oh my God, I'm just playing with them now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luka, I told him I'm next, shit. Oh my God, I'm just playing with them now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luka, I told him I'm next, shit. Shooting like Luka, said that I can't, but I told him I do it. Up in the morning, I sweat it, it's brewing. Hitting these goals like I play for the Bruins.
atvykom į Škodiją, tiksliau Čekiją, į Čekijos sostinę Prahą. Tai šturmanas išėjo ieškoti parkingo. Nu, aš čia turiu laiko su jumis pasikalbėti kažką. Galiu pasakyti, kad šiandien esam nuvažiavę 807 km ir iš viso kelyje esam 10 valandų. Tai labai įdomu, nes dieną pradėjom, atsibudom Šveicarijoje, tada važinėjom po Alpes Italijoje ir Austrijoje, tada pietavom Vokietijoje ir vaikščiom po Motor World areną, ar kaip čia tą reiškinį pavadint. Ir štai dabar eisim į Spa, Prahai. Toks international pasaulis. Tai labai patogus automobilis keliauti po Europą. Tai va tiek. Galbūt dar išeis ir šiandien, gal jau ir nebe. See you.